KTU komanda vėl stojo į kovą LRT žaidime lyderiai. Šios dvikovos nugalėtojas keliaus tiesiai į finalą. Finalininkų būrį sudarys 6 komandos, už vietą jome kovojo ir mūsų universiteto eruditai. Šį kartą KTU lyderiai susirungė su ISM intelektualais. Atvykę į filmavimo komandos nariai jautėsi užtikrintai, nepaisant užkulisinių trikdžių. Po praeitų rungtynių buvo apmaudu, nes tai pergalė iš esmės buvo išplėšta iš rankų paskutinėmis sekundėmis, bet tai nenumušė entuziazmo toli gražu, tai tik tai pakėlė ir mes esam pasiryžę ir įsitikinę, kad nugalėsim šiandien. Nebandėm iš tikrųjų tokių dalykų išskirti, bet manau mūsų pranašumas galbūt mes esame labiau universalesni, nes KTU universitetas yra būtent daugiau tų fakultetų, mes esame labai tokie iš skirtingų sričių, jie ten yra, kaip žinau, ekonomistai, ir verslininkai. Žaidimo metu komandos kovojo atkakliai, pirmavo tai KTU, tai ISM komanda. Kai rezultatas tapo lygus, abi komandos paprašė profesoriaus narių keitimo. Vietoje Edgaro Roličiaus filmavimo aikštelėje pasirodė Petras Šukys. Šiaip mes daug treniravomės ir Petras su Edgaru, jie panašiam amplua yra žaidėjai. Ir dėl to, tiesiog praeitą kartą Edgaras žaidė visą žaidimą, Petras nežaidė, tai nusprendėme duoti pažaisti ir Petrui, kadangi jie panašiose srityse yra žinovai. KTU komandos dvikovą galite stebėti per Lietuvos televiziją laidoje Lyderiai.